Nesaldus tortukas ir kepimo milteliai. Tortukas, grietinėlė ir bananas keliavo po virtuvės pasaulį ieškodami cukraus. Užuomarša šeimininkė gamino tortą, bet pamiršo į jį įberti cukraus. O koksgi tortas be saldumo? Draugai jau nebe 1 valandą lankė įvairias virtuvės vietas ir klausinėjo pakeliui sutiktų produktų apie cukrų. Labas vidurnaktis! Ar galima būtų jūsų paklausti vieno klausimo? Kreipėsi tortukas į žalsvą obuolį, gulintį ant grindų netoli pintinės. Klauskite, sutiko obuolys. Galbūt jūs žinote, kur gyvena cukrus? Nežinau, atsakė jis. O ką jūs čia veikiate vienas? Tada paklausė bananas. Aš medituoju. Jis meluoja, šūktelėjo kažkas iš pintinės. Pats tu meluoji, subambėjo obuolys. Priėję arčiau pintinės produktai pamatė, kad jos viduje guli 3 rausvašoniai obuoliukai. Mūsų brolis sugalvojo, kad norėtų būti keptas obuolys, todėl atsiskyrė iš pintinės, paaiškino obuoliai produktams. O galbūt nieko blogo norėti būti ne žaliu, o keptu obuoliu, susimastė bananas. Blogumo čia jokio, bet mūsų brolis įsitikinęs, kad keptų obuolių galima tapti tada, kai apsibarstai kepimo milteliais. Ar jūs nustosit liežuvaut? Pyktelėjo žaliasis obuolys. Paaiškinkite jam, kad negalima, paprašė vienas iš obuoliukų. Taip išties, jeigu apsibarstysi kepimo milteliais, dar nereiškia, kad ir pats tapsi keptu, šyptelėjo tortukas. Kol visi juokėsi, kad tortukas taip pat nežino, kas yra kepimo milteliai, kur buvę, kur nebuvę, tie milteliai praėjo pro šalį. Tai buvo Dr. Oetker kepimo milteliai. Ėjome pasivaikščioti ir išgirdome triukšmą, pasakė kepimo milteliai. Kasgi nutiko? Mielieji kepimo milteliai, kaip džiaugiuosi, kad pagaliau susitikome, maloniai tarė žalsvašonis obuolys. Neklausykite jo, bumtelėjo pintinėje obuoliukai. Mielieji kepimo milteliai, kaip džiaugiuosi, kad pagaliau susitikome, maloniai tarė žalsvašonis obuolys. Neklausykit jo, bumsėjo pintinėje obuoliukai. Tęsk, nutildė obuolio brolis kepimo milteliai. Matote, visada, tiksliau, nuo pat gimimo, būdavau pats mažiausias. Dar tada, kai kabėjome ant obels, broliai mane pralenkdavo dydžiu ir spalva. Ir dabar, pažiūrėkite į juos. Jie raudoni, o aš vis dar turiu žalsvus šonus. Nenoriu būti žalias, labiau norėčiau būti keptas. Ar galėtumėte mane iškepti? Kepimo milteliai nesijokė iš obuoliuko, bet uždėjo ranką jam ant peties ir draugiškai paaiškino. Matai, obuolį, mes skirti tik padėti kepti, o ne iškepti. Kai šeimininkė minko tešlą, į ją įberi ir žiupsnelį mūsų, tam, kad kepinys iškiltų ir būtų purus. O tada įdeda pyragą orkaitėn ir mes abu kepame, kol žalia tešla tampa rusva. Tai ką man dabar daryti, ko nepravirko obuoliukas? Džiaukis jaunystę, pasenti arba iškepti visada suspėsi, tarė miltelė ir nuėjo savo. Tikra tiesa, reikia džiaugtis savo amžiumi, pasakė bananas, kurio juostelėjusi nugarą išdavė jo vyresnį amžių. Produktai atsisveikino su obuoliais ir nuėjo toliau ieškoti cukraus.